O Jėzus Marija, kas čia vyksta? O, Vyteni, mes jau tiesioginėme eteryje. Dedam knygas į šalį, Inga. Knygas į šoną, štai. Taip, užsiskaitėm mažumėlę, užsiskaitėm. Sveiki, mėlyjeji, jūs jau bibliotekose su savo komandom, su savo šeimom. Knygų ekspertė Inga. Saugaus interneto. Žinovas, taip, saugaus interneto taipogi aš Vytenis, vedantis ir šeimų dvikovas per Lietuvos ryto televiziją ir rytais žadinantis Lietuvą laidoje Atsibus su Vyteniu. Šiandien vėl paraginsiu visus žaisti. Mes su Inga skaitėm knygas ir ne šiaip sau, nes šio mūsų susitikimo tikslas knygos, jų herojai ir viktorina apie knygas. Pakankamai karšta, Inga, ar ne? Pakankamai karšta po praėjusio savaitgalio, po praėjusio šeštadienio. Po praėjusio savaitgalio tikrai labai karšta. Primename, kad praėjusią savaitę, praėjusį šeštadienį net 19 komandų surinko maksimalų balų skaičių, tai yra atsakė teisingai į visus klausimus. Ir tos komandos buvo apdovanotos žaidimais. Na, jei mus stebi komandų nariai, šiuo metu tikrai nepergyvenkite, jūs su jumis netrukus susisieksime dėl prizų atsiuntimo. Šiek tiek galbūt užtrukome šį kartą surinkdami visų elektroninius pasus. Reikėjo šitiek žaidimų pripirkti, mes taip galvojom, na kokia ten pirma, antra, trečia vieta, o čia šitiek 19 komandų ir visi pasirodė taip pat puikiai. Ir iš tiesų ne visos parduotuvės turi tiek žaidimo egzempliorių. Tai vat reikėjo apvažiuoti visas parduotuvės, surinkti, dabar jau viskas surinkta ir bus jums išsiųsta tikriausiai. Na, o kalbant apie šios savaitės žaidimą, trumpai pristatysime galbūt ir prizus, ar šiek tiek vėliau pristatome. Galim dabar pristatyti, nes mes jau prasitarėm, kad kalba apie knygas. Apie knygų mes čia apsikrovę, skaitėm, jūs tikiu taip pat mėgstat knygas skaityti ir apie knygas ir žaidimas, mūsų šeimų kova susijusi su knygom, su jų herojais, jų personažais. Taip, ir pirmąją vietą užėmusiai komandai išsiųsime žaidimą, prašyčiau jį parodyti nuotrauką ekrane, Katano salos naujakuriai. Šis žaidimas tikrai įdomus, skirtas visai šeimai, galėsite žaisti visi kartu. Jei komandą sudaro ne tik šeimų nariai, galėsite tada tiesiog susirinkti ir visi žaisti šį žaidimą. Antrą, 5 vietą užėmusios komandos gaus taipogi stalo žaidimą, kuris vadinasi Jungle Speed, jis yra kur kas toks, kaip čia pasakyti, judresnis, aktyvus. Reikia saugot dužtančius daiktus namuose žaisit, mes kai pažaidžiam namie, tai viskas aplink pradeda kristi, nes ten reikia greitai stvertant tokį totemą, žodžiu. Tai tiesiog ir būti labai akilam. Taigi, šie žaidimai pasieks mūsų komandas, o 6-20 vietą užėmusiam komandom atsiųsime bibliotekos pažangai suvenyrų ir saldžiųjų prizų. Taigi, bet prieš pradėdami, ko gero, mūsų viktoriną, ko gero reiktų priminti, kad šie žaidimai yra organizuojami kampanijos Atsargus internete rėmuose, tad mes visada šiek tiek pakalbame apie tai, kaip atsargiai elgtis internete, aptarėme tam tikrus klausimus, o šiandien kalbėsime apie tokį ganėtinai irgi aktualų dalyką, kuris neramina visus tėvus, tai priklausomybė nuo interneto, kągi daryti, kaip elgtis su vaikais. Vaikas nežaidžia Jungle Speed namie, o yra įlindęs į kompiuterį, ten gyvena. Taip, ir ten gyvena visą laiką, nepraleidžiant, tarkim, ne 1 valandą, o 3, 4, 5, gal ir daugiau, galbūt vakare nueina miegoti tik 12 valandą. Taigi, trumpai dabar gal pakviešiu pasižiūrėti specialų video reportažą apie priklausomybę, interneto priklausomybę, internetinę priklausomybę. Filmuką žiūrėsi? Taip, filmuką žiūrėsi. Kaip mėgstu filmukus? Taip, puiku. Tai prašau, į ekraną dėmesį. Aš grįžtu iš mokyklos, grįžtu iš kiemo, nesvarbu iš kažkur ir iš karto įsijungiu internetą. Na ir tada susėdu ir ten tiesiog sėdžiu. Kiek? Įvairiai, sakykime, 3 valandas. Bet čia yra šiaip minimalus laikas, nes jeigu naktį vien dėl to, kad aš turiu internetą, aš kartais neinu miegoti ir 5 nakties, ir 4, nes aš įsijaučiu. Ko gero, būtent internetas pavertė kompiuterį savotišku magnetu, traukte traukiančiu tiek vaikus, tiek suaugusius. Virtuali erdvė leidžia tapti tokiais, kokie svajojame būti.
ar per sekundę atsidurti kitame pasaulio krašte. Tačiau kartais kompiuteris taip įtraukia, kad žmogus vis mažiau laiko skiria kitiems dalykams – mokslams, šeimai, draugams ir pomėgiams. Be viso to kompiuteris yra ta priemonė, kuria naudojasi vaikai dabar stipriai, jos neišvengsim. Jeigu tėvai sako, aš namie neturiu interneto ir vaiko aš neprileidžiu, tai vis tiek neapsaugos, nes čia dabarties yra instrumentas, negalim ignoruoti jo. Tik reikia mokyti, tai reiškia riboji tam tikrą dozę, kuo mažesnis vaikas ten valandą televizorius arba kompiuterius, sakykime, jeigu ten iki 6 ar kažkokio, čia šeimos reikalas yra. Ir taip mokai, kad yra ribojami dalykai. Ir jeigu jau vaikas įniko, tai yra problema nebe dabar, jinai rutuliuojasi. Vaikas save sustabdyti, sunkiai begalė. 13-metė Brigita turi draugų ir mokykloje, ir kieme, tačiau be kompiuterio savo gyvenimo neįsivaizduoja. O kažkaip internete viskas lengva, įdomu, spalvota, ten visi draugai, ten galima chatinti nemokamai ir tiesiog potraukis kažkoks yra. Tikrai nepasakyčiau, kad aš tik noriu į mokus, kai pasėdžiu prie interneto. Tai tikrai manęs nepadaro geriausia mokinė klasė. Nes internetas, tai man yra svarbesnis iš mokslo. Kada žmogus nebesusitvarko su reikalavimais aplinkos, nebegeba susitvarkyti, o užsiima tik tai, nesvarbu, kompiuteriniais žaidimais, ten interneto ar ko nors. Tai va, tai jeigu aš turėjau susitvarkyti kambarį, paruošti pamokas, sesę nuvesti į būrelį, sakykime, ten 9-okė esu, ar ne? Jeigu turėjau šunį išvesti pasivaikščioti, jeigu turėjau, į parduotuvę į sąrašas nupirkti ir tą aš sugebu tikrai puikiai padaryti ir nieko nepadariau, nes mane užbūrė kažkas, čia jau yra problema. Žinių bei pramogų kupinas virtualus pasaulis labai naudingas, jei jame apsilankai kartais. Tai tarsi druska, be jos maistas neskanus, tačiau persūdytas tampa nevalgomas. Su viskuo reikia mokyti žmogų elgtis, todėl kad pradeda naudoti ne pagal paskirtį. Kompiuterio turbūt tikslas yra gauti informacijos, susitvarkyti su savo užduotėmis kažkokiomis, atlikti tam tikrus darbus ir viskas. Tačiau žmonės pradeda gyventi su juo. Tai reiškia, kad gyvenime kažko trūksta, nes gyveni su draugais, su artimaisiais, ten nežinau, kas mėgiai skaityti su knyga, su kažkokiais savo hobiais, pomėgiais. Jei jauti, kad kompiuteris tau atstoja maistą, draugą, merginą ar vaikiną, futbolą, darbą ar net miegą, vadinasi, pats laikas ką nors keisti. Nebus, kad pats savaime susiorientuos, kad čia jau man yra bėda. Pačiam save sustabdyti yra labai sunku. Tėvai turi atsisėsti, apsidaryti aplink save ir sakyti, turim bėdą, turim tvarkytis. Ir jau tada žiūrėti individualiai, kokios jų pagalbos galimybės. Jeigu yra vyras žmona, pasišneka, kas netaip darosi mūsų aplinkoje, ką mes pražiopsojom. Turi draugų, turi santykius su mumis, mokykloje sekasi, mokykloje nesiseka, pradėjo nesisek dabar. Kažkas atsitiko, negimė toks vaikas, suprantat, kažkas atsitiko. Jeigu yra daugiau pagalbos priemonių, kreipkitės, jeigu nėra, vis tiek reikės spręsti. Negali, sakyti, vis tiek nėra čia psichologų, ir tegu, vis tiek kad nors išauks, ne. Atmink, kas per daug, tas nesveika. Naudokis kompiuterį su saiku ir gyventi bus smagu. Kodėl? Man užtenka knygų, pavyzdžiui. Vyteni, visi pasižiūrėjom reportažą video ir ko gero man labai norėtųsi tavęs paklausti paties, kaipgi tu su savo vaikais elgiesi, kokias galbūt taisyklės nustatai naudojantis internetu tam, kad jie nepriprastų ar neleistų viso laiko tik internete ir prie kompiuterio. Pirmiausia, tai aš ilgai stengiausi kažkaip ignoruoti šitą prietaisą ir neduoti jo naudotis vaikam, bet neišvengiamai mokykla daro savo, kai jau visi klasiokai vos ne Facebook'e ir visi jau turi savo elektroninio pašto dėžutės, o maniškė ne, tai savame suprantama teko pradėti, teko mokyti ir mano galva tėvai būtent turėtų užbėgti įvykiams už akių ir būti pirmieji mokytojai, ne klasiokai, ne kiemo draugai, o tėvai. Tuomet jūs bent jau kažkiek formuosite vaiko supratimą ir būtent taip, kaip jūs norėsite ir galbūt kiek profesionaliau ir teisingiau nei koks nors draugas iš kiemo. Nes saugus naudojimasis kompiuteriu ir saugus buvimas internete yra labai svarbu. Taip. Iš tiesų, ko gero, rekomenduotume tėvams ar
ar globėjam vaikų susitarti tiesiog dėl tam tikrų taisyklių, kaip naudotis internetu. Tarkim, internetu galima naudotis 1 valandą per dieną, galima žaisti žaidimus, galima bendrauti su žmonėmis, bet tarkim, su nepažįstamai žmonėm geriau nebendrauti. Na, tiesiog sugalvoti visas įvairias taisyklės ir, ko gero, vaikai turėtų jų laikytis. Na, šiais laikais netgi ir pamokos vyksta internetu, galima taip sakyti, moderniuose mokyklose. Kita vertus, trečia vertus, pavyzdžiui, anglų kalbos visas vadovėlis, iš kurio mokosi mano duktė, yra internete. Ir šalia to, kad ten yra vadovėliniai dalykai, mokslai, ten yra daug įdomių žaidimų anglų kalba, kurios mano duktė puikiai žaidžia, vėlgi būdama namie prie to paties kompiuterio. Tai ir nauda, nes jinai tuo pačiu paruošia pamokas, pasiruošia anglų kalbai ir naujos žinios, nauji atradimai bei atraktyvumas, nes tai yra žaidimai. Bet šiuo atveju tėvai turėtų parodyti, ką vaikui veikti, ko gero, kuriuo žaidimus geriau žaisti, kurių, ko gero, juk yra tokių žaidimų, kurie nieko mūsų ir neišmoko, tai yra visi flashiniai žaidimai, kuriuos mes tiesiog leidžiame laiką, jie užkabina, įtraukia, tačiau nieko naudingo, įdomaus mes kaip ir nesužinome. Tai čia šiuo atveju tėvai galėtų pasidomėti, ką savo vaikui parekomenduoti, nuveikti internete, galbūt šiuo atveju pasitarti ir su bibliotekininku, nes bibliotekininkai tikrai turi sukaupę nemažai informacijos, žino apie internetą, žinių apie internetą ir gali tikrai patarti ir padėti. Bet jaunimas savarankiškas ir iš tikrųjų nereikia lipti ant galvos ir sakyti, ne šito nežaisi. Kategoriškumo čia būti jokio negali, svarbiausia jūs žinokite. To ir užtenka. Žinokite, ką jūsų vaikas veikia internete, kokį žaidimą žaidžia, patarkite, padėkite, būkite jo draugu. Tai yra svarbiausias dalykas. Nebūkite priešų, neribokite, nors kita vertus nepamirškit, kad į gryną orą kartais išeiti irgi verta. Tai vad, kiek laiko jis praleidžia internete, tai jau nustatote jūs ir tik tai jūs. Taip. Na ir aš norėčiau dar priminti, kad visą informaciją, patarimus galite rasti bibliotekose esančiose knygutėse Saugus ir draugiškas internete, kuri yra skirta specialiai tėvams. Šias knygutės galite pasiskaityti, galbūt pasiskolinti, parsinešti į namus. Taip pat rasite internete bibliotekos pažangai LT puslapyje. Tai adresas būtų www.bibliotekospažangai.lt. Ir tiesiog galite pasiskaityti ir labai rekomenduojame tą padaryti. Na ir dar aš norėčiau vieną klausimą šiek tiek aptarti labai trumpai. Tai apie netinkamą turinį. Na, dažnai internete, kaip Vytenis minėjo, vaikai žaidžia, vaikai susiduria su įvairia informacija. Sakyk, Vyteni, kaip galbūt saugai savo vaikus nuo to vadinamo netinkamo turinio, kad jie, tarkim, nesusidurtų su kažkokia pornografinė informacija, šokiruojančia, galbūt skatinančia rasistinę neapykantą, ar visa informacija, kuri yra draudžiama. Ar turi kažkokias taisyklės ar savo tokius įsitikinimus, kuriais vadovaujasi? Na, vienas dalykas yra specialios programos apsaugos, kurias galima įsidiegti į savo kompiuterį. Kitas dalykas – elementarus išmanimas. Kiekvieno interneto naršyklė turi tam tikras apsaugas ir tam tikrus nustatymus, internet options ir taip toliau. Tėveliai, kurie jau moka skaityti, supranta, turėtų nustatyti savo kompiuterį, įvesti tam tikrus kodinius žodžius, seks ar taip toliau, pagal kuriuos jūsų vaikas, pavyzdžiui, jums nežinant, netyčia nesuvesti į paieškos langelį tam tikrų žodžių ir neras visiškai netinkamo ir jam nederamo turinio. Tai priklauso nuo jūsų ir nuo jūsų išmanimo, o jeigu ko nežinot, visada galite pasidomėti, pakalbėti su kolegom tėvais arba su labiau kompiuterius išmanančiais specialistais. Taip, na ir iš tiesų, kalbant apie tą vadinamą netinkamą turinį, ko gero irgi padeda tai, kad mes būnam toj pačioj patalpoj su vaikais, kurie naršo internete. Tarkim, bibliotekoje naršantis vaikai visada jaučia bibliotekininko, tai, kad bibliotekininkas yra šalia, kad kiti žmonės gali stebėti, ką jisai daro internete. Na ir ko gero yra mažesnis pavojus, negu jis būtų vienas namuose. Ir, tarkim, jam draugai patarė kažką nueiti ir pasižiūrėti. Tai tiesiog... O vienas namuose darai, ką nori. Taip, vienas namuose, ką nori darai. Na, tiesiog galbūt galima pastatyti kompiuterį svetainėje, ten, kur visa šeima susirenka, ne vaiko kambaryje. Galbūt galima tą naršyti kartu, ta prasme, drauge tą daryti. Tai tiesiog būtų keli tokie patarimai, bet iš Vytenio ir manęs. Na ir be abejo, vėlgi galite informacijos daugiau sužinoti leidinėje Saugus ir draugiškas internete tėvams. Taigi, taip, trumpai pakalbėjome apie tą saugų internetą, prie kurio mes ir žaisime jo. Va, tai dabargi pakalbėkime apie mūsų viktoriną. Va, ir pradžiai turbūt Inga dar gali
papasakot trumpai apie tą dalyvavimą, ar ne, kiek ten komandos, 8 žmonės gali? Taip. Iki 8 žmonių. Taip, komandos yra nuo 2 iki 8 žmonių, kiekviena komanda žaidžia prie kompiuterio, kiekviena komanda savo kompiuterio ekrane matys klausimą, į kurį turės atsakyti per 60 sekundžių, paspausdami tiesiog pasirinkimą, mygtuką. Aš dar plačiau apie tai pakalbėsiu, bet galima naudotis, pavyzdžiui, nežinau, knygom šalia arba atsidaryti kitą svetainę tame pat kompiuteryje. Galima. Viską galima daryti, viskuo galite naudotis, na svarbu tą padaryti kuo greičiau, per 60 sekundžių, laikas ribotas yra, na ir gal ilgai netemdami į naktį viso šito. Aš dar trumpai šiek tiek dar beletristikos svarbių dalykų. 4 turai, viename ture 4 klausimai ir galimybė atsakyti į kiekvieną klausimą 60 sekundžių arba 1 minutė. Tai, kaip minėjau, žaisti gali tik tai užsiregistravusi komanda, tik prie vieno to paties kompiuterio. Ir galimybės grįžti prieš tai buvusi ar peršokti kitą klausimą nėra, ar ne? Jeigu jau pasirinkot atsakymą, viskas, baigiam su klausimu, pradėjom skaityti kitą, atgal jau prie buvusio negrįžti. Žaidimo metu skaitysiu klausimą, jūs matysit jį savo kompiuterio ekrane, tai bus paprasčiau. Atsakymai klausimą galite pasirinkti tik iš pateiktų variantų. Klausimas laikomas atsakytų, jei pažymėt jį pelės spustelėjimu. Vienam klausimui yra tik vienas teisingas atsakymo variantas. Bent jau šitose 4 raunduose tik vienas. Jei komanda per atsakymui skirtą laiką nepažymės jokio atsakymo, už klausimą gaus 0 balų. Klausimas gali būti atsakytas iš dalies teisingai. Iš dalies teisingai atsakius į klausimą galima pelnyti pusę balų. Na, pavyzdžiui, jei klausimas vertinamas 4 balais, atsakysite iš dalies teisingai, skirsim 2 balus. Na ir jeigu taip jau atsitiks, jog vėl atsiras daug komandų, kurie žaidžia vienodai po 4 raundų, daug komandų, kurios vienodai taškų surenka, mes surenksim papildomą turą apie saugų internetą. Na tai va, dabar jau galima, manau, ir drąsiai pradėti. Taip, ko gero pradėkime. Na ir pirmasis turas, pirmasis etapas, kurgi mūsų klausimai. Čia kur nors. Va, štai, Robinsono Kruzė ir klausimai. Kokiegi tema, tai gali pristatyti mums trumpai? Tema vadinasi herojai. Skaitėt knygas, atsimenat ne vieną herojų ir dabar patikrinsim jūsų žinias. Pirmas turas – herojai. Pradėsim? Taip, pradedam. Viktorina. Komandos pasiruošusios? Pirmas klausimas. Visi žinom knygos, vėliau tapusios animacinių filmų Karlsonas, kuris gyvena ant stogo, herojų Karlsoną, ar ne? Jis ant stogo ir gyveno beje. Tačiau ar visi žinome, kokiame mieste tas Karlsonas ant stogo gyveno? Nurodykit miesto pavadinimą, štai variantai. Taigi pasirinkite teisingą variantą. Kur gyveno tas Karlsonas ant stogo? Kur tas stogas buvo, kuriame mieste? Taip, dar kartelį perskaitom klausimą tiem, kas dar negavo į savo kompiuterio ekranus jo. Žinot tokį Karlsoną, kuris gyveno ant stogo? Klausimas, kuriame mieste jis ant to stogo gyveno. Pasirinkite jūsų galvą teisingo miesto pavadinimą ir uždirbsite už tai 2 taškus. Na, o Vyteni, kol komandos atsakinėja į klausimus, aš norėčiau tavęs paklausti, koksgi tavo buvo mylimiausias herojus vaikystėje, o gal ir dabar dar tas pats herojus? Mano turbūt mėgstamiausi herojai buvo 2, Tomas Sojeris ir Hekelberis Finas. Labai patiko šitos knygos ir visi tie berniukų nuotykiai. Karlsonas be pilgakojinė irgi smagus personažas Tridos Lindgren, bet Tomas Sojeris buvo mano mėgstamiausias. Na, jis tiesiog padykęs buvo gerokai Tomas Sojeris. Aš irgi nebuvau auksinis. Nebuvau auksinis. Paskaitykite, neskaitė Tomo Sojerio nuotykius. Dabar prisiminkit Karlsono nuotykius, stogus visus, taip, miestų. Ir kuriamegi mieste buvo Karlsono namelis ant stogo. Jau pasirinkot gal atsakymą teisingą. Čia nėra labai sudėtingas klausimas, manyčiau. Tame pat mieste gyveno ir knygos autorė, kaip ir Karlsonas. Taip. Na, dar šiek tiek laiko skirti. Prisiminkime visi tą nuostabią auklę Frekenbok, kuri ant stogo negyveno. Kuri ant stogo negyveno, bet jie ten sukosi galva. Taip, ir jinai kartais sugebėdavo pravesti kokį šmaikštų pokalbį, būdama vonioje, jie atsimenat ar ne, šaunu animacinį filmuką, taip. Na, tokia kvaišteliusi auklė, tikiuosi, jums su tokia susidurti neteko gyvenime. Na, su Karlsonu gal irgi ne, bet personažas vykęs personažas, kuris gyveno ant stogo mieste, kurį jau pažymėjot, manau. Taigi, kitas klausimas. Antras klausimas, prie pirmo nebegrįšime.
Daugelis iš jūsų ir mūsų skaitėt šitą knygą. Robinzonas Kruzas skaitėt šitą knygą. Apie Robinzono Kruzo nuotykių saloje negyvenamo knygą. Na ir jis bandė prisijaukinti ant laukinius gyvulius, sutriuškinti žiaurius žmogėdras ir maištininkus, bandydamas išgyventi, ar ne? Ar žinote, kiek laiko šis veikėjas gyveno negyvenamoje saloje? Va, čia ir yra antras klausimas pirmame ture. Kiek laiko gyveno negyvenamoje saloje Robinzonas Kruzas? Pasirinkite teisingus atsakymus, tiksliau vieną teisingą atsakymą iš visų siūlomų variantų. Už tą teisingą atsakymą bus skirta 4 taškai. Na, o Vyteni, jei pats patektum į negyvenamą salą, kokius 3 daiktus pasimtum su savim? Mobilų į telefoną. Televizorių. Ir elektros generatorių šitiem prietaisam, kuris galėtų dirbti, pavyzdžiui, nuo saulės energijos. Nes norėčiau patekti į tokią saulėtą salą, šiltą salą, kur gera, kur visada saulė, daug bananų, ananasų, yra daug ko valgyti ir krokodilai nepuola už kojos. Ko gero būtų tragiška patekti į negyvenamą salą, pavyzdžiui, netoli Grenlandijos arba Antarktidos. Nekas reiktų šiltų rūbų, televizorius nesušildytų, net ir su visom puikiom laidom, kurias rodo, va, ir kuriam irgi sugaištat labai daug laiko. Kompiuteris, televizorius ir viskas, diena baigėsi. Prisiminkit, kad yra laukas, grynas oras, va, nereikia sėdėti prieš tų spinduliuojančių prietaisų, prie kurių mes čia dabar visi sėdėme. Ir ko gero, aš dar pamenu iš vaikystės, kaip mes tokias negyvenamas salas įsirengdavom miške, tiesiog pasidarydavom tokius būstus, tvirtovės. Ir visai smagu būdavo. Tai tikrai... Artėja vasara, tai paklauskite tėvai jūsų, ką veikia vasarą. Žinau, ką veikia vasarą. Va, ir galbūt jūs turėsite irgi labai įdomių, smagių patirčių ir žaidimų gryname ore, be kompiuterio, be televizoriaus ir be elektrogeneratoriaus. Tai dar kartelį, kaip ten su to klausimu, atsimenat, Robinzonas Kruzas, kiek metų ar ten kokį laikotarpį išgyveno negyvenamoje saloje? Jau pažymėjot variantą? Teisingai. Ir ko gero keliaujame prie 3 klausimo. 3 klausimas, netoks. Apie kokį herojų kalbama? Tas herojus mėgo žaisti su varlėm. Įsimylėjo svajonę tas herojus. Vėliau išvyko į Afriką, kur sutiko beždžionėlių, meškų ir kitų gyvūnų. Pavasarį beje tas herojus grįžo kur? Į Lietuvą. Apie ką aš čia kalbu? A? Herojus. Koksgi herojus? Knygelės tokios herojus, kuris mėgo žaisti su varlėm, kuris įsimylėjo svajonę, kuris vyko į Afriką, peržiemojo ten, sutiko daug beždžionėlių, meškų, kitų gyvulių ten, ir grįžo vėl pavasarį į Lietuvą. Koks čia herojus? Turit minčių? Pasitarkit, neskubėkit ir pažymėkit teisingą variantą. Taip. Na, o Vyteni, tu kaip keliavęs, mes praeitos laidos metu, praėjusį kartą, sužinom, kad Vytenis iš tiesų yra nemažai keliavęs, apkeliavęs ko ne visą Europą ir dar Kanaruose buvęs prieš 2 savaitės. Pakeliausi reikėtų žemynus, ir aš daug pinigėlio. Taip, aš norėčiau paklausti, Vyteni, gal tu aplanky kokį nors ir Afrikos šalių, Afrikoje ar Šiaurinė Afrikoje teko būti Tunise, teko būti Alžyre ir Egipte, ne? Ar ten atostogavai tiesiog viešbučiuose, galbūt kažkokių nuotykių patyrei? Aktyviau keliauti. Buvau Saharos dykumoje, kur yra labai karšta, kur yra maždaug 42-50 laipsnių ir važiavome visureigis, aišku, juose veikia oro kondicionieriai, tai kai išlipi iš visureigio, patenki kaip į suomišką pirtį. Ir labai ilgai ten neišbūsi, kita vertus tas karštis yra sausas, dėl to nėra toks varginantis kaip šlapia kaitra. Na, bet Sahara paliko labai didelį įspūdį, ypač vadinami miražai, kuomet tu žiūri lyg ir Sahara ten ir tolumoje matai tokį kažkokį karštį kylančius, kažkokius ten dūmus, kažkokią karščią viziją ir tu netyčia lyg ir pamatai kažkokį miestą, nors iš tikrųjų jokio miesto ten nėra ir ne vienas keliautojas Saharoje žuvo nuo kaitros, ne va tai pamatęs kažkokį tolumoje miestą ar oazę, o kas yra oazė, žinot, tai yra tokios salelės žalumos su vandeniu irgi, kurių yra Saharos dykumoje, bet miražas yra melas, netiesa ir haliucinacija, kuriuojam pasiduot, oi kaip pavojinga. Tai išstudykit visus miražus galvose dabar, ar ne, prisiminkit klausimą dar kartelį ir jau tikiuosi pasirinko teisingą atsakymą apie tą tokį personažą, herojų knygelės, kuris turėjo svajonę, draugavo su tokia svajonė, kuris iškeliavo žiemoti į Afriką, ten sutiko įdomių gyvūnų ir pavasarį vėl grįžo į Lietuvą. Pažymėjot? Pažymėjot, manau. Gerai, tai prie 4 klausimo keliaujame. Paskutinis 4 klausimas pirmame ture herojai yra toks. Kokie buvo, kaip lengva, Eglės Žalčių karalienės ir Žilvino vaikų vardai?
Na, čia jau labai paprastas klausimas, kokie buvo Eglė Žalčių karalienės ir Žilvino, taip, vaikų vardai. Bandykite atsakyti. Na, šitas klausimas tikrai, ko gero, Eglė Žalčių karalienė ir mamos sekdavo vaikams, ir ko gero vis dar seka šią pasaką, ir mokykloje skaito mane, ir tikrai turėtų, visi jau žinoti. Na, o Vytenė, sakyk, kokie tavo vaikų vardai yra? Mano sūnus vardu Vytis, o duktė vardu Gabija. Na, lietuviški vardai. Lietuviški. O jeigu turėtum 5 vaikus dar, kokie tavo svajonių vardai būtų? 5 vaikai būtų didelis iššūkis iš tikrųjų. Na, nežinau, rinkčiaus turbūt vardus trumpus, aiškius, kadangi mano šeimoje, Sinkevičių šeimoje, visi vardai iš V raidės. Tai manau, kad pratęsčiau šitą tradiciją. Tiesiog original, visi iš V raidės. Ir tavo žmonos vardas, kodėl? Ne, aš turiu omeny vyrišką visą dinastiją, mano tėtis, Vytautas, senelis Vincas ir taip toliau, kažkaip per vyrišką pusę, giminėje visi vardai buvo iš V raidės. Na, sesuo tapo Vytautė, iš tikrųjų, irgi, ne priežasties, aišku, toli ieškoti nereikia, tėtis Vytautas. Bet, sūnus kažkaip laikantis dinastijos mūsų irgi tapo Vyčiu. O Gabija, kažkaip, kadangi yra labai šilta mergaitė ir šiluma, visada skleidžia savo šypseną ir juokų, vedančiais dantukais vis šypsodama, tai kaip ir šilumos ir ugnies deivė namuose, turi lietuviškos ugnies deivės vardą Gabija. Taip, vardas iš tiesų labai gražus ir ko gero šiais laikais irgi labai populiaru darosi ir Gabija, ir pavyzdžiui Ąžuolas vardas. Prie ko čia tas ąžuolas dabar? Prie ko čia tas ąžuolas? Nežinau. Pasirinkot jau teisingą variantą, tikiuosi, nes mes kalbėjom ne apie mano, o apie Eglės Žalčių karalienės vaikus. Taip, tai kokie ten jų vardai? Tikiuosi jau pažymėti. Taip. Na ir jau pirmasis turas, pirmasis etapas baigėsi, mes skaičiuojame rezultatus, o Vytenio paprašyčiau perskaityti teisingus atsakymus. Taigi pirmas klausimas buvo apie knygą vėliau tapusią animaciniu filmuku Karlsonas, kuris gyvena ant stogo herojų Karlsoną ir jo gyvenamąją vietą. Na, kad jis gyvena ant stogo žino, to kuriame mieste, manau, žino taip pat, kaip ir knygos apie Karlsoną ir Pepę, dar ilgakojinė autorės ir dar Lindgren, Karlsonas gyveno Stokholme. Ir norėčiau visada kažkaip paklausti, o kodėl Stokholmas rašosi su K, o ne su G? Stokholmas. Aš taip noriu rašyti su stog, nuo stogas, nes ant stogo gyveno Karlsonas ir Stokholmo pavadinimas turi būti būtent nuo stogo. Ten daug stogų, daug namų su stogais, dėl to esi Stokholmas. Tai pažymėjo Stokholmą. Šaunuoliai, 2 taškai už tai. Antras klausimas buvo. Daugelis iš mūsų skaitėm Robinzoną Kruzą, bet turbūt pamiršom, kiek jis pragyveno laiko negyvenamoj saloj. Galim priminti, jis ten prabuvo 24 metus. Ir tai buvo trečias atsakymo variantas. Taip, ir kitas variantas buvo 24 metai ir 15 dienų. Na, tiksliai ten apie tas dienas lyg ir aš neradau šitoj knygoje nieko. Dėl to už trečią variantą 24 metai 4 taškai, bet jei pasirinkot 4, įskaitom ir šį variantą, per pusę dalinam 2 taškus gaunate. Trečias klausimas, apie kokį knygos herojų yra kalbama. Na, taip, svajonės. Meilė svajoniai, taip, Afrika ir grįžimas į Lietuvą, Varlės vaikystėje, tai Arklys Dominykas. Ar skaitėt knygelę parašytą Vytauto Landsbergio jaunesnio Arklys Dominykas ir jo nuotykiai? Netgi, kad skaitėt. Tikrai puiki naujų laikų knygelė. Na ir ji yra net ir mano namuose. Tai Arklį Dominyką pažymėjot, pasirinkot, šaunuoliai, gavot taškų. Ir 4 klausimas buvo apie Eglės ir Žilvino vaikus. Tai kokie ten Eglės Žalčių karalienės ir Žilvino vaikai? Inga, gana paskaityk, jau neatsimeni. Ąžuolas, beržas, uosis ir drebulė. Ąžuolas, beržas, kas? Uosis ir drebulė. Tai iš tikrųjų, tai žinot, manau, čia problemų nebuvo jokių ir už šį atsakymą net 8 taškai. Kaip ir viskas su pirmu turu. Kaip ir viskas, aš matau mūsų reitingų lentelėje, kurią mato jau kiekviena, ko gero, komanda, kad ne mažiau nei 100 komandų teisingai atsakė į visus klausimus. Na, vėlgi, tikrai, ko gero, visi labai stiprus, išsilavinę, perskaitė daug knygų, tai tiesiog labai sveikinam visus ir keliaujame į kitą etapą, ko gero, tiesa. Kam tu tie kompiuteriai, pavyzdžiui, aš nesuprantu. Mat, Inga be kompiuterio turbūt ne Inga. Ne, aš netgi 2 turiu kompiuterius. O princas be balto žirgo irgi ne princas būtų, ar ne? O jeigu princas turėtų 2 baltus žirgus, tai būtų 2 princas. Būtų 2 princas. Tai dabar mes pradėsime antrą žaidimo turą ir tas turas vadinasi Kieno šis daiktas. Taip?
Taip. Apie žirgus, princus, nes, kaip jau sakiau, neatsiejami dalykai, kompiuteris Inga, taip, princas, baltas žirgas, taigi jūs turėsite prisiminti įsimintinus knygų herojus ir mes parodysim jums daiktus, kurie priklauso tiem herojams. Taip, tiesiog reikėtų žiūrėti atidžiai į savo kompiuterio ekranus, kur vyksta transliacija, ir į paveiksliukus, kurie bus rodomi ir jūsų kompiuterė prie klausimo. Taigi, aš matau vieną paveiksliuką, va. Norite ir jūs pamatyti? Tai pradedam. Pirmas klausimas ir pirmas paveiksliukas. Kokį visiems gerai žinomą personažą aplankydavo šis gyvūnas, Įsižiūrėkite, koks šie gyvūnas, gal nelabai ryškiai matote, tai įsižiūrėkite ir atsakykite, kokį visiems gerai žinomą personažą aplankydavo šis skraidantis, kaip matot, gyvūnas. Pasirinkite atsakymo variantą. Ir tam turite minutę laiko. Inga žiūri, kaip ten sekasi jums. Po pirmo turo jau irgi rezultatai paaiškėjo. Kol kas turit laiko atsakyti daugiau dar nei pusę minutės į tokį vaizdinį klausimą. Aš tiesiog dabar turiu klausimą, gavau, štai mano vienas kompiuteris atsiuntė stebuklingų būdų klausimą. Netgi ne žmogus, o kompiuteris bendrauja su Inga. Čia kalbant apie mūsų diskusiją trumpąją prieš laidą, Prienų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, tiesiog ten žaidžiantys žmonės klausė tokio klausimo. Nuo kelių metų patarėte leisti vaikui žaisti ar naudotis kompiuteriu. Ir mama augina 3 metų dukrelę. Tikrai anksti, manau, 3 metų tai dar anksti. O sakyk, Vyteni, kada tu savo vaikam leidai pradėti ar pradėjai ten? Maždaug prieš mokyklinukę. Mano antrasis dar dabar 2, tik tai šiek tiek per anksti dar. O Gabija, prieš mokyklą maždaug. Tiesa, aš iš pradžių pamačiau tokį vaikišką kompiuterį. Kuris labai smagus, skirtas edukacijai ir nesurištas su jokiais interneto tinklais. Tai jį kažkada prašė ir Kalėdų senelis padovanojo vaikišką kompiuterį. Tai bent jau išmokau naudotis klaviatūra ir žaisti tam tikrus visai vaikiškus paprastus žaidimus, kurių kai kurie labai smagus ir mokomi. Taip, reikia sudaryti žodžius, reikia skaičiuoti, reikia groti. Ten visą tai jį jau darė 5-6 būdama, o vėliau su 1 klase atsirado kompiuteris. Kol kas savo neturi, bet naudojasi mano arba mamos, bet turi tam tikrų apribojimų. Tiek laiko, tiek ir galimybių. Ir visus reikalus aš papasakoju. Pirmiausia, kas yra kompiuteris, kaip jo naudotis, kokie tinklalapiai yra geri, kokie ne visai ir kaip ten reikia ką spausti, ką daryti, kad būtų saugiam. Tai tiesiog rekomendacija būtų bendra iki mokyklinio amžiaus, jau prieš mokyklą, galima ten, tarkim, metai prieš mokyklą, jeigu 7 į mokyklą. Taip, pradmenis jau tai tarkim 6 metų galima jau pradėti kažką rodyti apie internetą. Neišvengiamai kokioje 2 klasėje jau visi klasiokai žais kažkokius žaidimus ir bendraus socialiniuose tinkluose ir neišvengiamai reikės dar daugiau žinoti, dar daugiau suprasti, kad visą tai paaiškinti vaikui. Taip, o mes ko gero grįžtame į mūsų žaidimą, į savo žaidimą. Antrasis klausimas, prašau. Taip, su pirmu viskas aišku jau turbūt. Antras klausimas yra, kuris knygos personažas naudodavosi va šituo daiktu? Pažiūrėkit, koks čia daiktas. Virtuvinis peilis, kas čia nematau. Ne visai. Tai koks čia daiktas jūs supratot turbūt, kad ne šokdinė ir ne virtuvinis peilis. Atsakykit, kuris knygos personažas šituo daiktu naudojosi. Variantai yra 5. Iš tų 5 variantų tik vienas teisingas. Už tą teisingą atsakymo variantą 4 taškai. Tai kas naudoja šito daiktų iš personažų? Parašykit, pažymėkit. Ir atgal prie šito klausimą negrįšim, turi dar šiek tiek laiko, susikaupkit, parašykit. Taip. Nesinaudoju šito daiktų, Inga, niekada? Šito daiktų nesinaudoju, bet vaikystėje labai man patiko skaityti knygas, kuriame buvo šis daiktas. Man filmai dar patiko irgi. Ir filmai patiko labai. Ir kažkada man teko vaidinti mokykliniam spektaklį Smilgutį. Buvo toks personažas, pamenu. Smilgutis, kažkas ten vyko, bet jisai turėjo šitą daiktą ir kovojo už teisybę. Smilgutis kovojo už teisybę. Čia kažkokia knyga, personažas. Mes turėjome labai vieną išmanę mamą, vieno klasioko, kuri sukūrė tokį scenarijų ir mes kiekvienais metais turėdavom spektaklius mokykloje ir vaidindavom. Tai tiesiog būdavo kažkokio, žmogaus sugalvotas spektaklis. Taip, mama viena sukūrė tokį siužetą, žodžiu, buvo sukurtas spektaklis ir mes vaidindavom. O mes vaidindavom Raudonkepuraitės,
ką ten dar, tokius populiarius pasakų personažus. Popsas. Taip, popsas. Nebuvo tokios kūrybingos mamos gal. Va. O kaip su šito klausimu sekas? Manau labai paprastai, nes, visi matot tą daiktą, arba bent jau jį matėt, atsimenat, kas čia per reikalas. Nenoriu sufleruoti, ir jūs turėt laiko pasirinkti variantą. Atsakymo paaiškinimas, taip. Ir kitas klausimas, ko gero. Atsakymo paaiškinimo nerodome. Paaiškinimas. Dar vienas klausimas, jūs jį matysite, aš jį matau popieriuje. Taigi nuotraukoje, štai kas, 2 ginklai nuotraukoje, pažiūrėkite. Tokie ginklai buvo vieno iš žinomos knygos herojų atributai. Ir kokio herojaus atributai buvo šitie ginklai, kaip jūs galvojate? Įsižiūrėkite, matote ginklus. Tokie ginklai buvo vieno iš žinomos knygos herojų atributai. Klausimas, kokio herojaus? 6 variantai jums netgi siūlomi. Čia jau reiks pagalvoti. Vienas herojus turėdavo šitos 2 ginklus. Kažkodėl ne vieno, o 2. Labai norėjo būti ginkluotų. Pasirinkit šitą herojų, pasirinkit atsakymo variantą. Ginklai tikrai įdomus, bet ko gero mūsų bibliotekose žaidžia nemažai vaikų, kurie skaito šiuo metu tas knygas, kurias mes ko gero skaitėme prieš daug metų ir kuriomis gyvenome, tai jie labai gudrus dabar yra. Bet šiukštų vaikai ginklų į bibliotekas nesineškit, palikit namie visus pistoletus ir šautuvus. Ir kardus, ir špagas, ir visa kita. Ne vieta bibliotekui šaunamiesiems ginklams. Tai prisiminkit visus personažus, herojus, kurie naudodavosi ginklais. Ir tais 2 ginklais, kurias matėt neseniai, taip, naudojosi vienas herojus. Nepasufleravau per daug? Taip. Ne. Ne, kita vertus, yra dar vienas variantas, kuriame 2 herojai. Galvokit, netgi ne vienas. 2 variantai su keliais siūlomais herojais. Galbūt ir ten yra tiesos. Jeigu, kaip jau minėjom, sykį atsakot iš dalies teisingai, gaunat pusę balų. Taip. Dar yra laiko? Dar šiek tiek duodame, dar tiesiog... Pakalbėkime apie, kaip tau oras įgašė. Pavasaris, pasakykit, kur tie 16 laipsnių, kur saulė, kas čia daros dabar? Taip, tikiuosi, kad ne visoje Lietuvoje yra toks oras kaip tarp Vilniaus ir Kauno. Taip, nes čia kol kas visą laiką važiuojant lyjo, o per radiją sakė, šiandien apsiniaukia, tačiau nelis. O lyjo tuo metu. Būna, kad žmonės, kurie skaito orus, nemato, kas vyksta iš tikrųjų. Nepažiūri pro langą, tiesiog kas vyksta jau. Kažkokia nors skylė ir nieko nemato. O aš trumpai dar priminsiu, kad žaidžia šiuo metu 917 komandų netgi. Ir visos varžosi dėl pagrindinio prizo. Taigi, Laikas baigėsi ir trečiasis, netgi nebe trečiasis, o ketvirtasis klausimas. Ketvirtas klausimas. Kokiam knygos herojui galėtų būti priskirtas šitas daiktas, žiūrėkit, pagalvokit dabar. Matot, kas čia? Kas čia laivelis popierinis iš Šveicarijos? Nelabai suprantu. Laivelis iš Šveicarijos. Laivelis iš Šveicarijos, tad plaukęs popierinis, žodžiu. Įsižiūrėkit, turbūt supratot, kas čia yra. Aišku, čia ne laivelis, Šveicarija čia ne prie ko. Tai kokiam knygos herojui galėtų būti priskirtas šitas daiktas su kryžiuku raudonu? Pažiūrėkite atsakymo variantus, pasitarkit, taip, komandos. Komandinis darbas turi vykti. Būtinai pasitarkit, neignoruokit siūlomų visų variantų ir įsižiūrėkite. Taip, yra vėl visokių čia dviprasmybių matyti, ar ne, tarp tų atsakymų. Atsakysite iš dalies teisingai pusę taškų, o jei atsakysit teisingai, pasirinksit vieną teisingą atsakymą, gausite 8 taškus. Taip. O Vytenį, ko gero, mes pakalbėjome apie tai, kokie tavo buvo mylimiausi herojai ir knygos, o galbūt dabar tavo vaikai skaito tas pačias knygas? Ne, atsirado nauji herojai, atsirado Ragana Lilė. Nežinau, Ragana Lilė. Taip, vaikai maži gal irgi žino, ten pradinių klasių moksleivių populiarus personažas, tokia Ragana Lilė. Knygų yra labai jau daug išleista, kaip Hario Poterio, taip ir Raganos Lilės. Ir bent jau Gabija skaito Ragana Lilė. Dar pradėjo skaityti knygą apie Hannah Montaną, nes čia yra irgi kultas. Justinas Bieberis, Hannah Montana, ar ne? Tai apie Hannah Montaną yra išleista knyga. Nors aš kaip pažiūrėjau, dar ta knyga turbūt 8 metai ne visai. Haris Poteris savaime suprantama, visos šitos knygos Rowling, dar ne visos nupirktos tiesa. Reikia irgi uždirbti. Jos tokios nemažos iš tikrųjų. Nemažos toros ir labai brangios vis dar, bet tai skaitomiausi dalykai mūsų namuose. Mažus neskaito kol kas. Ir mes artėjame prie antrojo etapo pabaigos. Jau pažymėjau variantus, visus teisingus, 4 klausime apie šitą daiktą. Gerai, kepurė irgi turbūt, ar ne? Ir skaičiuojame etapo rezultatus ir kol kompiuteris mūsų skaičiuos, tiesiog paprašysiu Vytenę perskaityti teisingus atsakymus. Taigi pirmas buvo klausimas, taip, kieno šis daiktas. Daiktas buvo gyvas, skraidantis daiktas.
turintis vardą, netgi daiktas. Čia yra Hedviga. Hedviga, kuri transliuodavo žinias iš žiobarų pasaulio. Kas tai žiobarai, kas tai Hedviga? Nu, taigi Hario Poterio pelėda. Savai mes suprantama ir manau, čia ilgai jau nemąstėt ir tikrai pasirinko teisingą atsakymą variantą, kuris buvo numeris 4. 2 taškai už jį. Antras buvo klausimas apie daiktą, kitą jau nebeskraidantį, o durantį skaudžiai. Tai yra špaga. Kas naudojasi špaga? Špaga naudojasi, kas vienas iš Diuma romano 3 muškietininkai muškietininkų. Aramis. Aramis, kuris labai mylėjo moteris, buvo labai religingas, abatas, bet vis ten susimakalodavo ir nuklysdavo kažkokius romantiškus nuotykius. Tai buvo Aramio špaga. Ir trečioje nuotraukoje, kurią matėte ir kurią dabar vėl matote ekrane, 2 ginklai. Jau nebe špaga. Čia yra kardas ir šautuvas, ar ne? Tai kokio herojaus šitie 2 atributai? Šautuvas ir kardas buvo plėšiko Hotzenplotzo atributai, o tas plėšikas Hotzenplotas buvo vokiečių rašytojo Alfredo Freudzerio, ar kaip jisai, Pleusleris, man atrodo, herojus. Knyga buvo išversta net berods į 43 kalbas ir išleista ten po visą pasaulį skirtingom kalbom ir daugumą jų skaitė skirtingo pasaulio vaikai. Daug labai tiražiniam temperu, nežinau, 6-8 milijardai, gali tiek būti, tiek tų knygų turbūt apie Hotzenplotzą galbūt skaitėte ir jūs. Jeigu pasirinkote 5 atsakymo variantą plėšiko Hotzenplotzo ir Robino Hoodo, irgi skaitysim, nes Robinas Hoodas irgi, taip sakant, bent jau kardą naudoja, žodžiu, pusę 3 taškus skirtume, bet jei pasirinko tik plėšiką Hotzenplotzą, 6 taškai jūsų. Dar vienas paskutinis klausimas buvo apie štai šitą puikią kepurėlę. Taip, tokia gydytojo kepurė galėtų būti priskirta 2 personažam, jeigu ką, daktarui Aiskauda ir Gulliveriui. Daktaras Aiskauda yra pasakos herojus, kuris leidosi taip į Afriką gydyti žvėrelių. Na, o Gulliveris buvo chirurgas, kuris įsiprašė į laivą ir plaukė patirti savo tų visokių nuotykių. Taigi chirurgas ir daktaras Aiskauda abu galima kaip ir priskirti prie kepurės, nes matyt ją dėvėjo savo darbe. Lyg ir viskas, rezultatai vėlgi labai šaunus. Nuo 1 iki pat 36 vietos komandos surinko po 40 taškų, tai yra maksimaliai vėl vienodai. Na, šį kartą gal keli klausimai buvo tokie suktesni ir tiesiog... Viena komanda, matau, pasivadinus Gulliverio kelionės netgi. Nors nežinojo, kad klausimas bus apie Gulliverį. Linkėjimą jums. Kalvarijų biblioteka. Na, ko gero, einame į trečiąjį turą. Trečias turas ir kurgi tie klausimai, kažkur pas tave turėtų būti. Trečio turo klausimai, taip dabar ačiū, Inga, aš jau jos turiu irgi. Trečias turas, įsimintiniausi herojų posakiai. Dabar prisiminsit įsimintinus herojų posakius. Vėlgi 4 tie posakiai bus pristatyti, tad įsiklausykit. Pirmas posakis šitame trečiame ture. Taigi, matote vieną gerai žinomo herojaus citatą. Koks tikslų žodis turėtų būti vietoj daugtaškio, pasakykit. Citata tokia. Nieko aš tada nesupratau. Reikėjo man apie jas spręsti pagal jos darbus, o ne pagal žodžius. Jie aplink mane skleidė skanų kvapą ir viską nuskaidrino. Tikrai nereikėjo man pabėgti. Pro smulkės gudrybės turėjau jaust, kokia ji yra švelni. Juk, čia tritaškis, tokios prieštaringos. Bet buvau per jaunas ir nemokėjau mylėti. Tai va, kur tas tritaškis turit pasirinkti, taip, variantai įrašyti jį. Variantai yra 5, nors iš tikrųjų 4, nes tikrai yra vienas teisingas. Čia aš padėjau jums šiek tiek. Eliminavau 5 atsakymą. Aš turiu tau surprizą tokį, kuris atkeliavo iš Anykščių rajono Ažuožerių kaimo. Taip, laukiu, kur? Taip, ir kurie visas kaimas, visi bibliotekos filiale žaidžiantys žmonės sveikina tave su rytoj būsiančia tavo vardo diena. Oi, kaip ačiū, rytoj? Rytoj bus tavo vardadienis. Balandžio 3. Štai vienintelis dar vardadienis, kurį žinau, kad balandį turėtų būti, šiaip aš nešvenčiu vardadienį, bet ačiū už sveikinimus, bet žinau, kad dar kažkaip jų dabar padaugėjo tų vardadienių. Dar ir žiema yra, ir rudenį, ir jeigu progos švęst reik, tai geriausiai atsiverti vardų ten kažkokį žinyną ir vis gali atrasti kokias 4 progas, ne taip kaip gimtadienį vieną kartą. Vieną kartą per metus. Tai ačiū sveikinimus dar sykį. Na, mes irgi prisidedam visą
visa komanda čia esanti prie šitų sveikinimų. Inga ir 2 kompiuteriai. Ačiū. 2 kompiuteriai. Ir 2 mano geriausi draugai. Jo. Inga su draugais sveikina irgi mane smagu. Miela, o jūs tikiuosi jau pasirinkote teisingą variantą, taip, ką ten reikia įrašyti, kur tas tritaškis, daugtaškis prie ilgos tezės ten, žodžiu, apie skanius kvapus, kažkokius žodžius, pabėgimus ir švelnumą. Juk tritaškis tokios prieštaringos. Kas jos tos tokios prieštaringos? Kas jos? Taigi, baigiame su klausimu. Taip. Pradėkime toliau žaisti. Dar viena mintis, reikia tą mintį pabaigti. Tik žmogus, kuris kada nors yra jautęsis labiausiai nusivylęs, gali jaus didžiausią kažką. Daugtaškis. Tik žmogus, kuris kada nors jautęsis labiausiai nusivylęs, gali jausti didžiausią. Ir tiesiog reikia pabaigti, ką jausti didžiausią. Nusivylęs mažumėlė žmogus, taip kalbėjo, tam tikrų gyvenimo etapų. Na, kita vertus, kai toks etapas būna, ar ne, nusivylimas baisus ir visa kita, paskui ateina pragėdruliai, kaip ir tikiuosi šiandien po pietų gal išlys ta saulė čia Kaune, Vilniuje. Va. Po visų blogybių vis tiek gerybių būna. Gyvenimas toks, kaip aš mėgstu sakyti, amerikoniški kalneliai. Tai žemyn, tai aukštyn ir po didžiausių blogybių, nusivylimų visada ateina kažkas. Negaliu pasakyti, nes dar išduosiu. Na, Vyteni, kadangi mes kalbame apie įvairius posakius ir tuos posakius, tuos žodžius yra pasakę įvairių tiesiog tautų parašyti herojai, įvairių tautų herojai. Aš norėčiau paklausyti tavęs, o kokiomis tu kalbomis kalbi užsienio? Kinų, eskimų ir japonų ir australo aborigenų. Ne, iš tikrųjų, ein bisschen Deutsch, easily English, и, конечно, по-русски, потому что учился в школе. Ва. Tai 3 kalbos, be lietuvių. Prancūziškai, ispaniškai nekalbu, bet dabar galvoju, kai jau bus laisvo laiko šiaip iš tikrųjų visada yra, bet kartais mes pratinginiaujam, noriu užsimti ispanų kalbos studijų. Ispanų kalba, na, ispanų kalba tikrai yra kalbama ne tik Ispanijoje, bet ir visoje Latino Amerikoje, tai taip. Labai tokia. Vertingas reikalas, visai galvoju, kada Meksiką kokią aplankyti, pasikapstyti ten Inkus ar kažkur, va, tai tikrai pravers. Ispanų kalba irgi. Ir įdomi, ir manau, naudinga. Taip, tikrai taip. Ir mes aš tave tiesiog pakviesiu į trečiąjį klausimą. Ne, galvoju, ispanų kalbos kursus. Gerai, trečias klausimas. Negaliu pasiūlyti. Trečias klausimas. Vienos žinomos knygos herojus arba herojė ištarė šiuos žodžius. Dėmesio. Aš galiu skristi. Žiūrėkite. Aš galiu skristi. Kokios knygos ši ištrauka? Jūs sudėtingi žodžiai. Aš galiu skristi. Žiūrėkite, aš galiu skristi. Negaliu. Aš negaliu. O tas herojus gali, tai koks tas herojus taip sakė ir kokios čia knygos ištrauka? Pasirinkite atsakymą teisingą ir jei pasirinksit gaus 6 taškus. Va. Kas ten gali skristi, prisiminkit ir parašykit. Taip, o laikas irgi skrenda. Laikas skrenda po truputėlį, o Vyteni, gal tau teko irgi kada nors paskraidyti, na ne tik lėktuvu, bet gal kokiam nors įdomesnėm priemonėm. Oro balionu. Koks fantastiškas skrydis yra oro balionu, nes jokių variklių, tyla, ramybė ir tuo metu, kai nepūti karšto oro, į kupolą skrendi visiškoj tyloje ir gali pakilti į ne 1 kilometro aukštį. Man teko skristi 2 kilometrų aukštyje. Na, buvo pakankamai vėsu jau tenai ir žemė tokia mažytė ir labai keistas jausmas, nes kai tu supranti, kad šitam krepšį, šitam kašike tave nuo žemės, kur yra 2 kilometrai, ne, po tavimi skiria tik tai maždaug va tokio storio grindys medinės. Na, taip, retkarčiais pasidaro ne visai jauku, tai aš apie tai stengdavausi negalvoti, bet tai yra neišpasakyti smagus jausmas. Ar užsidėjai parašiutą, lipdamas į oro Ne, balioną? kažkaip pamiršau. Bet lemenę turėjau, šiltą, kad nesušalčiau. Bet nuo kryžio nebūtų ko gero. Ne, net nebūtų išgelbėjusi ir būčiau kritęs į vandenį. Va, tai tokie reikalai, beje, oro balionus skrendam arba anksti ryte, arba vėlai vakare dėl tam tikrų termikų. Tai yra karšto šalto oro srovių, dieną jų yra labai... Tiksliau visai nėra, va, tai dieną už tai oro balionu nieks neskraido. Arba anksti ryte, kai saulė teka, arba vakare, kai saulė leidžiasi. Dėl to romantika dar padvigubėja tas visas jausmas, nes, na, grožis nenusakomas, kai tu skrendi su saulė arba su saulėlydžiu. Aš pertraukstu Vytenį ir... Aš dar galiu kalbėti. Ketvirtą klausimą, gal tiesiog... Laikas ketvirtam paskutiniam klausimui šitame trečiame ture. O jis toks. Visi esame girdėję žinomą frazę iš vieno lietuviško filmo, kuris skamba taip. Benai, plaukiam į Nidą. Tačiau ar visi žinote, kaip vadinasi tas filmas, kuriame skambėjo būtent frazė Benai plaukia į Nidą? Ar žinot? Na, tikiu, kad žinot.
lietuvišką filmą esate matę, gal ne vieną. Pasirinkite vieną vienintelį, atsakymas tik vienas teisingas, jokių dalinių nėra atsakymų. Taigi, žinoma, frazė Benai plaukiam į Nidą. Čia iš kurio filmo, Parašykit, pasirinkite teisingą atsakymo variantą. Iš kurio lietuviško filmo? Būtent. Vyteni, kuris tavo mylimiausias lietuviškas filmas yra? Aš nežinau, dabar bijau pasakyti per daug, nes žinau, kad dar čia bus kalbų apie filmą ir jų herojus. Tai nenoriu išduoti, bet mano filmai turbūt Velnio nuotaka, puikus Žebriūno darbas, miuziklas, graži Vaiva Mainelytė labai. Tada Tadas Blinda, manyčiau, kad ir dar vienas, apie kurį kalbėsim vėliau, kitame raunde, dėl to aš nieko daugiau nesakysiu. Sakysiu vėliau. Va. Tai su šitogi susitvarkykit paskutiniu klausimu. Benai plaukiam į Nidą, pasakė herojus. Ir kuriame filme lietuviškam? Pasirinkite teisingą atsakymą, o laikas, man atrodo, jau baigėsi. Laikas į pabaigą, tiesiog dar lūktelsim kelias sekundės tų komandų, kurios vėliau gavo klausimą. Dar primenu, kad dabar jau padaugėjo žaidžiančių komandų ir iš viso yra 926. Tai jos prisijungia čia jau kitus turus ir pirmus nespėjo? Taip, ko gero kelios nespėjo į pirmus turus, bet... Dėl sportinio intereso, pažaiskit. Dėl įdomumo. Aš įsivaizduoju, kiek aistrų verda šiuo metu bibliotekose, kai renkasi komandos teisingus atsakymus. Nesulaužykit kompiuterio ir neparvykit kompiuterio pelės. Tai vien dėl to verta tą patirti. Na ir trečiasis etapas baigėsi. Tai mes skaičiuojam rezultatus. Kol skaičiuojam, priminsim klausimus ir visas tas tezes. Taigi, įsimintiniausių herojų posakiai. Pirmas buvo, nieko aš tada nesupratau, reikėjo man apie ją spręsti pagal jos darbus, o ne pagal žodžius. Jie aplink mane skleidė skanų kvapą ir viską nuskaidrino. Tikrai nereikėjo man pabėgti. Pro jos smulkes gudrybės turėjau jausti, kokia ji švelni. Juk tokios prieštaringos. Kas tokios prieštaringos? Gėlės, juk gėlės, tokios prieštaringos, sakė kas? Mažasis princas, knygoje Mažasis princas, parašytoje de Saint-Exupéry. Tikrai puikia knyga, skaiteringa, manau. Tikrai skaičiau ir net kelis kartus. Ir net kelis kartus knyga turbūt labiau saugusi, skirta nei vaikam. Va, beje, man teko matyti paminklą. Žinai, kad yra paminklas Exupéry ir Mažajam princui. Kuriam mieste? Prancūzijoje, Lione yra toks paminklas, būsi ten, būtinai pažiūrėkite. Va, taigi mylėjo rožę Mažasis princas ir jisai apie ją ir apie moteris, tai perfrazuojant, kalbėjo tokius gražius žodžius. Nors jos tos gėlės, tokios prieštaringos. Tai pasirinkot. Turbūt teisingas atsakymas. Antras klausimas, tezė, mintis. Tik žmogus, kuris kada nors yra jautęsis labiausiai nusivylęs, gali jausti didžiausią kam? Palaimą. Toks buvo atsakymas. Teisingas, trečiuoju numeriu reikėjo jį pasirinkti tarptų visų variantų. Aleksandras Dumas, taip jau minėjau, 3 muškietininkus, buvo ir Grafas Montekristas. Grafas Montekristas, puikiai knyga, patekusi į skaitomiausių knygų 10-uką netgi. Va, ir herojus, Grafas Montekristas, tik vėliau tapęs grafu, iš tikrųjų iš pradžių jisai buvo vadinamas Eduardu Dantesu. Va, paprastas jūreivis, tapęs kapitonu, pateko į draugų pinklės intrigas. Buvo neteisingai nuteistas, pateko į kalėjimą, kur turėjo kalėti iki gyvos galvos. Va, ten sutiko draugą mokslininką, išmokslino jį, jie kartu išsikasė tunelį, mokslininkas dėja mirė. Tam kalėjime jis pabėgo, tas Dantesas, vėliau pasivadino grafu Montekristu, rado turtus, va, apie kurios prasitarė jo pakeleivis tame tunelį ir kalėjimo bendražygis, va, tos turtus įvaldė ir paskui visiems atkeršijo. Taigi, žmogus, kuris pasakė, tik žmogus, kuris kada nors yra jautęsis labiausiai nusivylęs, gali jausti didžiausią palaimą, buvo grafas Montekristas. Ir žodis palaima turėjo būti rašytas tritaškio vietoje. Trečias klausimas buvo vienos žinomos knygos herojus, ar herojai ištarė šios žodžius. Aš galiu skristi, žiūrėkit, aš galiu skristi. Tai buvo visgi herojus, ne heroja, ne Mary Poppins tai buvo, o Jonathanas Livingstonas Žuvėdra. Taip, Richardo Bacho apysaka, Jonathanas Livingstonas Žuvėdra, Jonathanas Livingstonas ir buvo šitas personažas. Taip, pažymėjot, pasirinkot, šaunuoliai. Na ir filmas su teze, fraze žymė, Benai plaukiam į Nidą, kurią sakė amžinatilsį Vytautas Kernagis, kuris filmavosi šitam puikiam Algirdo Aramino filme, kartu su Stanliūnaite, kartu su mano minėta Mainelytė ir dar vienu puikiu mano mėgstamu aktorium Girdvainiu. Tai maža išpažintis, tai tas filmas, už kurį jūs tikiu gavot 8 taškus. Va, baigiam trečią turą. Taip. Na, o aš trumpai dar apibendrinsiu trečio turo rezultatus.
pirma 29 komandos surinko po 60 taškų ir teisingai atsakė į visus klausimus. Na, jaučiu, kad šį kartą taip pat žaisime antrąjį papildomą turą. Na, bet pirmą pasižiūrėkim, kągi mums duos ketvirtasis turas. Ketvirto turo klausimai yra kažkur, žinau, pas tave. Čia, sektuve yra ketvirto turo pavadinto knygos virtusios filmais klausimai. Pasiruošę? Pradedam. Taigi, pirmas klausimas toks. Filmas pastatytas per rekordiškai trumpą laiką 36 dienas. Jis sukurtas pagal prisiminimų knygą. Šis filmas buvo sukurtas Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nes prieš tai sovietinė cenzūra buvo uždraudusi statyti šitą filmą. Apie ką čia aš kalbu? Apie kokį filmą? Pagalvokit. Per 36 dienas šitas filmas buvo pastatytas, sukurtas, nufilmuotas, taip? Ir tai buvo toks filmas jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nes anksčiau neleido sovietai, nepritarė šitą filmo kūrimui. Ir apie kokį filmą aš kalbu? Tikiu, kad jūs jį matėte. Jis buvo rodomas ir didžiosiuose ekranuose ir buvo labai populiarus. Surinko 650 000 litų pakankamai greitai ir dabar jau gal surinko kokį milijoną. Tai koks čia per filmas, apie ką mes čia, pažymėkite teisingą variantą. Taigi, kol žymi teisingus variantus, aš taip žiūriu į laiką įtartinai greitai bėgantį. Laikas 60 sekundžių jis taip ir bėga dėja. O kalbant apie filmus, man labai įdomu, Vyteni, kokie, pavyzdžiui, dabar yra tarp vaikų populiarūs filmai, filmukai, galbūt animaciniai herojai irgi. Tai jau sakiau, Hannah Montana. Čia visi tie patys yra ir knygose, ir animacijoje. Pixaro studijos, Žuviukai, Nemo, visi ir kiti reikalai. Visi šitie, ne? Jie vis dar populiarūs. Dabar iš tikrųjų labai smagu, kad televizija pradėjo penktadienis ar šeštadienis kažkada rodyti. Šeštadienio vakarais, man atrodo, rodyti animacinius filmukus. Dėl to vaikai eina šiek tiek vėliau miegot, bet smagu, nereikia ieško DVD, galima tą pamatyti per televiziją. O visi filmukai, kuriuos mes žiūrėjom vaikystėje, Carsonas, kuris gyvena ant stogo, pavyzdžiui. Na palauk. Jie jau nebeaktualūs. Tie, kas turi kablinę televiziją, gal jos mato ir jie visai smagus, bet baisiausia, kad kablinė televizija jau rodo arba anglų arba rusų kalba ir reikia matyti, suprasti vieną arba kitą kalbą. Tai mokykitės vaikai kalbų, bus lengviau gyventi. Baigiam, laikas baigėsi, pirmas atsakymas tikiuosi jau užfiksuotas, ar ne? Į pirmą klausimą nebesikartosiu, tad antras klausimas. 2006 metais buvo sukurtas animacinis Disnėjaus filmas Mergaitė su degtukais. Tai filmas sukurtas pagal to paties pavadinimo Hanso Kristiano Andersono pasaką, bet filme buvo keli netitikimai su pasaka. Kokie? 2006 Disnėjaus filmas Mergaitė su degtukais. Pagal Hanso Kristiano Andersono pasaką. Tačiau filme buvo keli netitikimai su pasaka. Kokie netitikimai? Pasirinkit teisingą jūsų manimų variantą. Atsimeni Mergaitę su degtukais? Kažkaip šito neatsimenu. Kitus Hanso Kristiano Andersono tai labai gerai pamenu. Buvo mergaitė, kuri buvo išsiųsta ieškot degtukų ir niekaip negrįžo. Už tai yra paskui posakis išėjo degtukų. Kai ilgai negrįžtis, degtukų išėjo ieškoti. Ir veiksmas vyko vienam tokiam mieste, negaliu pasakyti pavadinimo, bet vėliau filme kažkaip ten kažkas ten su tais degtukais ar su mergaitė ar su miestu nutiko. Išsirinkit variantą. Teisingai negaliu pasakyti per daug. Kažkas ten su tais degtukais. Kažkas ten gaisras gal kilo. Nežinau, ar buvo toks atsakymas gaisras. Ne, nebuvo tokio atsakymo. O kalbant apie mergaitės, kurios yra išsiunčiamos kažkur ieškoti, tai lietuvių liaudies pasakos irgi nemažai yra tokių, tiesa, kur mergaitė išeina žibučių, pavyzdžiui, ieškoti. Sigutė čia ta? Sigutė. Ne, Sigutė nežinau, Sigutė ta, kurią nužudė pamotė. Bet yra mergaitė, kuri išėjo ieškoti žibučių vidury žiemos, kuriai reikėjo surasti. Ir jos nieks nenužudė. Šiaip lietuvių pasakos yra žiaurios, jeigu ką, yra tokių apie Bebenčiuką, tai man atrodo, žiaurių pasakų yra lietuviškų. Lietuvių pasakos jo moko gyvenimo rūstybės nuo pat lopšio. Taigi, kol kas šitą pasaką visai nežiauri apie mergaitę, kuri išėjo degtukų. Filmas irgi smagus, tikiuosi atsakymą irgi teisingai pažymėjote. Taip. Ir keliaujame prie antrojo klausimo. Taip pat jau prie trečiojo. Prie trečiojo, teisingai. Trečias klausimas su nuotrauka. Parodykim nuotrauką. Graži nuotrauka. Ir čia jūs matote sceną iš lietuviško filmo, pastatyto pagal knygą. Pagal knygą filmas. Koks tai filmas? Įsižiūrėkite.
Čia, vat, ir yra vienas iš mano mėgstamiausių filmų į ką. Taip. Mano irgi. Va, tikrai smagus filmas ir, nežinau, kiek kartų aš jį mačiau ir dar galiu žiūrėti, toks geras filmas, toks smagus, bet pavadinimą aš nesakysiu, kodėl? Todėl, kad jūs turite parašyti dabar, pasirinkti spustelėje pelytę teisingo varianto. Už teisingą atsakymą turėtumėte gauti 6 taškus, kaip rašo mano šaltinis. Taip. Na, o man labai jau smalsu darosi, kiekgi teisingai bus atsakiusi į visus klausimus per šį turą. Labai įdomu. Pasižiūrėsim netrukus. Va, ir ar reiks papildomo turo ar ne klausimas. Praėjusį šeštadienį, kuomet apie kelionės išradimus atradimus kalbėjom, prireikė papildomo turo, 3 klausimų ir vis tiek buvo labai daug vienodą balų taškų skaičių surinkusių komandų, dėl to mes turėjom ieškoti visą savaitę po visas parduotuvės žaidimų papildomų, bet jau juos radom ir tikrai siūsim laimėtoją. Taip. Na, o dar kartą primenu, kad ir šios savaitės laimėtojai gaus stalo žaidimus, kuriuos galės žaisti su šeima, su draugais, galbūt netgi bibliotekoje. Taip, taupydami elektrą ir nesinaudodami kompiuterių namuose, nes už elektrą reikia mokėti ir kasdien vis daugiau. Taip, jau baigęs laikas. Tai be abejo leis tiesiog pakeisti šiek tiek veiklą ir nuo kompiuterio truputėlį pereiti prie tokių stalo žaidimų, bendruomeninių galbūt. Taigi. Pasirinkot atsakymą, baigiam 3 klausimą ir narpliot pradėkim paskutinį 4 klausimą, paskutiniam 4 raunde. Turbūt, kad paskutiniam. Dėmesio, iš 30 nominacijų šis gerai visame pasaulyje žinomas filmas gavo 17 apdovanojimų. Galite įsivaizduoti, iš 17. Jis užima 5 vietą pasaulyje kaip daugiausia pinigų uždirbęs filmas. Apie kokį filmą aš čia kalbu? Iš 30 nominacijų filmas gavo 17 apdovanojimų. Jis užima 5 vietą pasaulyje pagal pinigų uždirbtų kiekį. Tai koks tai filmas? Minutę laiko turit galimybę išsirinkti teisingą atsakymą, už jį 8 taškai. Taip. Na, o mes, matau, pereinam nuo senesnių laikų prie šio laikinių visiškai filmų. Iš ko čia matom? Iš pavadinimų. Teisingai. Taip, pavadinimai visi jau populiarių naujų filmų, taip, tas tiesa. Nors apdovanojimai, man atrodo, teikiami labai jau seniai už gerus filmus. Va, beje, ten už mūsų nugaros ne vienas gražus filmas. Taip, ir plakatas iš filmų. Pažiūrėkit, gal šis su atsakymu kažką susiesit plakate, gal pamatysit kokius nors personažus iš to filmo, kuris gavo iš 30, net 17 apdovanojimų. Geras filmas. 17 iš tiesų daug apdovanojimų. Kaip pagalvoju, įdomu, ar gavo tos apdovanojimus per 1 metus ar per 4. Čia klausimas įdomus. Turiu šitą filmą, DVD kolekcijoje netgi. A, ne? Labai ilgas, labai ilgai reikia žiūrėti. Gerai. Nieko nesakysim. Nieko nebesakom, bitėdinės žodis po žodžio ir... Tai, kaip ir laikas, man atrodo, baigėsi. 4 etapą taip pat baigėme. Na, įdomu, reikės papildomą turą ar ne? Skaičiuojame rezultatus. Kol skaičiuojam, priminsiu klausimus ir pasakysiu teisingus atsakymus. Taigi, filmas sukurtas per 36 dienas Lietuvoje po nepriklausomybės, taip, su puikiais, tiksliau, puikiu aktorium pagrindiniu, kuris suvaidino profesorių, tas aktorius Valentinas Masalskis, Algimanto Puipos Dievų miškas. Na, tik jau pasirinko tikrai šitą atsakymo variantą, aš jau labai daug pleptelėjau ten ir pasakiau gal per daug apie tai, kad tai šių laikų vienas pelningiausių lietuviškų filmų, surinkęs tikrai ne 1 litą, ar tik gal atsipirko Puipai netgi. Tai pasirinko Dievų mišką šaunuoliai. Antras klausimas buvo 2006 metais, ar ne, visai neseniai, prieš 5 metų buvo sukurtas Disnėjaus filmas Mergaitė su degtukais. Tai kokie ten netitikimai su Andersono pasaka? Ogi netitikimas, kad veiksmo vieta buvo iš Danijos, ko tai perkelta į Rusiją. Nors filmas buvo ne Mosfilmo ir ne rusų animatorių sukurtas o Disnėjaus, bet kažkaip tai perkelė jie filmo veiksmą iš Kopenhagos į Rusiją. Va, toliau dar buvo klausimas apie mano mėgstamą filmą. Taip, matėt nuotrauką, galim dar kartą parodyti. Pažinot, gal netgi čia yra jaunas Algis Latėnas. Personažas jo buvo Andrius vardu. Ir čia Elvyra Piškinaitė arba Liuka filme. Andrius ir Liuka viens kitą mylėjo, šeimų istorija filme Riešutų duona. Na, toks geras, toks teigiamas filmas.
Buvo čia savotiška lietuviška Romeo ir Džiuljetos istorija. Susipyko dvi šeimos dėl karvės, žodžiu, va, o jaunuoliai viens kitą mylėjo. Viens paskui Andrius išvažiavo į miestą, Liuka liko kaime, na žodžiu, nepasakosiu viso siužeto, pažiūrėkite. Čia garsiausia yra ta frazė, Liuk, aš nupirksiu tau karvę. Taip, nematėt, pasižiūrėkite, yra, man atrodo, kažkur jau auksinis fondas DVD, nelietuviškų filmų auksinio fondo kolekcija. Už šitą teisingą atsakymą iš tų duona 6 taškus gavo, tai ką. Ir dar vienas klausimas, 4. Iš 30 nominacijų gerai šis visame pasaulyje žinomas filmas gavo 17. Taip, filmas naujų laikų, kaip jau supratote. Ir filmas parašytas pagal knygą, ne vieną Tolkieno knygą. Tai Žiedų valdovas. Va, matot šitągi burtininką žymųjį, ar ne? Kurio pamiršau netgi vardą, Maigalas dabar. Tai Žiedų valdovai pažymėjote, uždirbote 8 taškus savo komandai ir ar jau mes ten turim rezultatus? Laimėtojų mes vis dar neturim, bet turim 20 netgi komandų, kurios žais papildomam ture. Dar kartą priminti. Tai papildomas turas bus. Bus papildomas turas tikrai. Papildomam ture. Taip. Kur dabar čia tie papildomo turo klausimai? Taip, čia, man mes atrodo. turim kažkur ant stalo. Turiu aš klausimus papildomo turo. Na, trumpai dar primenu papildomo turo taisyklės. Papildomam turė žaidžia tik tai tos komandos, kurios surinko daugiausiai maksimaliai balų. Tai yra tos, kurios surinko 80 taškų. Kitos komandos galės stebėti žaidimą, tačiau pasirinkti atsakymų ir atsakinėti klausimus dėja jos negalės. Šiuo atveju papildomam turė kriterijai yra 2. Pirmasis kriterijus yra ar teisingai atsakytas klausimas ir antrasis, kaip greitai atsakytas. Tai yra greičiausiai atsakiusios komandos, greičiausiai atsakiusi komanda, užims pirmąją vietą, o kitos komandos dalinsis, žemesnėmis vietomis. Taigi laikas irgi svarbu. Ir laikas, ir teisingi atsakymai. Taigi pradedam etapą, papildomą etapą. Rankos dreba turbūt, ar ne? Nes laikas irgi svarbu. Ir teisingi atsakymai, ir laikas. Taigi dėmesio, pirmas papildomo turo klausimas. Papildomas turas vadinasi atsargus arba saugus elgesys internete, tai viskas bus apie tai. Koks elgesys yra saugus perkant elektroninėje parduotuvėje? Va, kiek daug variantų. Na, teko gal jau naudotis elektroninę parduotuvę, pirkti ką nors, ar ne? Tai koks elgesys yra saugus perkant elektroninėje parduotuvėje? Pasirinkite atsakymą teisingą. Taip, gali ne vienas būti teisingas. Na, pasižiūrėkite, ten daug variantų pačių visokiausių. Visokių įvairių variantų. Mes šiuo atveju gal nelabai ir kalbėsime apie tai, kaip vis dėlto čia saugiai daryti, nes komandos jau turėtų išrinkti. Ką pirkai internete, pasakyk paskutinį. Ar aš kada nors, aš man atrodo nieko nesupirkus internete. Kodėl? Tiek kompiuterių ir nieko nepirkai. Tiek kompiuterių. Na, ko gero, kodėl aš nepirkau, man labai įdomu. Bijai, kad nuskaitys ne, aš Bijot nebijau, nes juk dabar yra ir įvairios specialios kortelės, tarkim, bankai siūlo specialias korteles, kurios yra skirtos tik tai atsiskaitimų internete, tai jos yra visiškai saugios, ten pervedam tik tam tikrą pinigų kiekį, tai čia tikrai, kaip nėra baisu, kaip anksčiau būdavo, pavyzdžiui, atrodo, kad tai neapsaugota, nepakankamai žmonių naudojasi, dabar tikrai yra visa sistema. Ir galime labai drąsiai pirkti, manau, kad. Taip, iš tikrųjų, mano žmona yra didesnė specialistė pirkimų internete nei aš. Jis sugeba aprengti mūsų šeimą netgi. Va, internete, ne? Taip, nes kaip žinia, Lietuvoje yra 500% antkainis turbūt rūbam. Nuvažiuokit toliau pas savo pusbrolį į Angliją, pamatysit, kokios ten kainos rūbų ir kokios čia, nors ten žmonės svarus uždirba, bet žūbus moka gerokai mažiau. Va, aš pats asmeniškai tai parsisiunčiau ir ne vieną jau diską, nes turiu pomėgį, melomanas esu, žodžiu, tai vis parsisiunčiu arba kompaktą, arba DVD, va, iš vienos tokios elektroninės parduotuvės, kuri irgi yra Anglijoje, labai žinomas vardas, bet aš jos, galiu pareklamuoti, HMV yra tokia kontora, va, kuri beje jau užsilinkinėja, dėja, nes jos parduotuvių nebelieka, viskas yra internete, nes žmonės perka dabar irgi internete labiau nei parduotuvėje. Tingi matyti pakelti užpakalį. Na, iš tiesų patogiau yra elektroniniai parduotuvė, aš ko gero nelabai šiaip esu linkusi pirkti daug daiktų, tai o maisto parduotuvė, bet ir maistą dabar galima. Dabar galima ir maistą internete užsisakyti, manau. Tai pasirinkot atsakymą teisingą. Šaunuoliai. Gerai, kitas klausimas, antrasis. Kurios iš išvardintų programų yra antivirusinės? Čia yra programų daug įvairiausių ir kai kurios yra antivirusinės. Kurios iš tų išvardintų programų yra antivirusinės? Pagalvokite. Įsivaizduoju, kad kai kurie pavadinimai nieko nesako.
Va, ne visi tie pavadinimai ir tinka, išsirinkite tik teisingus ir uždirbkite taškų šitame papildomame ture, į kurį pateko kiek? 20 komandų, ar ne? Ne, 20 komandų. Na, o kalbant apie antivirusinės programas, galime tik priminti, ko gero, šiek tiek apie saugų elgesį, kad saugu yra, kad nesaugu būtų išjunginėti tas antivirusinės programas, jeigu jinai jau yra įdiegta, tai tiesiog tegul visą laiką ir veikia, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, neleidžia pažiūrėti kokį nors labai įdomus puslapio, tinklapio, ko gero, su priežastim. Taip, kita vertus gaunate elektroninius laiškus matyti ir būna kažkokių laiškų nuo neaiškių adresatų, kur siūlo tabletyčių kokių nors smagių. Taip. Tai kurių galų juos atidarinėti? Net neatidarinėkit, trinkit ir viskas. Nepažįstat, kelia abejonių laiškas, irgi neatidarinėkit, net ir turėdami saugią antivirusinę programą. Taip. Na, iš tiesų, čia šiek tiek dar pakalbam apie saugų elgesį internete. Laikas baigėsi. Ir pasirinkot atsakymą teisingą, turbūt. Ne vienas beje buvo teisingas atsakymas. Trečias klausimas. Palauk dar, Vyteni, aš minutėlę. Gerai, palauksiu. Tuo atveju, jeigu... Teisingai vėluoja, kai kur išys gal, ar ne? Kai kur vėliau tiesiog ateina klausimai. Gerai, ir trečiasis, paskutinysis papildomo turo klausimas. Yra toks. 1, 2, 3. Skaitmeninis sertifikatas yra, čia koks reikalas. Ir tai yra jūsų asmens tapatybės nustatymo priemonė. Skaitmeninis sertifikatas. Kam naudojamas toks elektroninis sertifikatas? Na ir klausimas pateikiamas. Taigi, susikaupkit komandas. Skaitmeninis sertifikatas. Kam naudojamas šitas elektroninis sertifikatas? Pagalvokit ir išsirinkit variantus. Va, sudėtingas reikalas iš tikrųjų, dar ne 100 litų kainuojantis, bet tai reikalinga. Negaliu sakyti kam, pačiam teko susidurti su tuo, tai yra reikalingas dalykas, jeigu negaliu sakyti, nes pasitarsiu. Ir tiesiog nesakykime nieko, daugelis dalykų, taip sakant, galima, tai ką paprastai atlikdavom realiame gyvenime, dabar galima daryti ir internete visiškai saugiai ir... Taip, ir perdant ten mažas sumas, netgi, ne, už kompaktinį diską gerokai daugiau. Ir čia jau kyla didelė rizika. Dėl to reikalingas elektroninis sertifikatas, kuris, kas yra? Jisai yra jūsų identifikacija. Ta prasme, kad... Vyteni, atsakinėja į klausimą. Tai atsakinėja mūsų Vytenis. Kažkaip nors... Jeigu visos komandos laimės. Žinias. Ne, aš nemanau, aš labai daug sufleruoju, Inga. Aš labai stengiuosi susilaikyti, nors pasakyti visada daugiau, ar ne? Ypač kai prieš nosį yra visi teisingi atsakymai. Va, čia irgi jų ne vienas. Čia tik tai už kiekvieną vis tam tikri taškai, galų gale viskas bus sumuojama ir jau visai netrukus, nes laikas baigėsi. Laikas baigėsi. Dar luktelkim tų komandų, kurios galbūt klausimus gavo šiek tiek vėliau negu visos. Ir jau galėsime skaičiuoti visus rezultatus. Ko gero, įtampa bibliotekose, ten, kur žaidė tos 21 komandų, tikrai didžiulė. Visi nekantriai laukia, ar čia jie pirmieji, ar jie ne pirmieji atsakė, ar teisingai, ar neteisingai pasirinko. Ir pateikėm galutinius rezultatus, ne? Pateikti galutinius rezultatus, paspaudė tokį mygtuką, Inga, ir štai tie rezultatai. Neblogi rezultatai. Vyteni, prašau, perskaityk teisingus atsakymus. Taigi, teisingi atsakymai papildomam ture. Atsargus elgesys internete. Koks elgesys yra saugus perkant elektroniniai parduotuviai? 5 buvo variantas, teisingi pirmieji 2 atsakymo variantai, o tie pirmieji 2 atsakymo variantai buvo, kai atsiskaitoma kreditinėm kortelėm ir kai saugote visus duomenys apie internete atliktus pinigų ar tos piniginius pervedimus. Va, tai toks yra elgesys saugus. Atsiskaitot kreditinėm kortelėm ir saugot visus duomenys apie internete atliktus pinigų pervedimus, jeigu ką, kad paskui galėtumėt panaudoti tai. Antras klausimas buvo, kurios iš išvardintų programų yra antivirusinės? Atsakymas numeris 6 buvo geras, teisingi pirmi 4 atsakymo variantai. Tai yra ClamWin, Bitdefender, McAfee Security Center, Avast Home Edition. 5, jei pasirinkot, jei ką, atsakymas buvo kompiuterinis virusas. Taip, Hybrid buvo kompiuterinis virusas, tikiuosi jo nepasirinkot. Na ir 3 klausimas buvo skaitmeninis sertifikatas, yra jūsų asmens tapatybės nustatymo priemonė, kam tas skaitmeninis sertifikatas reikalingas. Na ir atsakymas teisingas buvo 7. Teisingi pirmieji 5 atsakymo variantai
yra liuks. Tai yra elektroninėms operacijoms susijusiams su svarbių duomenų perdavimu internete, elektroninio pašto laiškų siuntimui, elektroniniai komercijai, norint atpažinti vartotoje elektroninėje erdvėje, elektroninėms finansinėms operacijoms. Visam tam reikalingas elektroninis sertifikatas. Žodžiu, juo dažniausiai naudojasi verslininkai arba žmonės turintys įmonės, kuomet reikia pervedti nedidelės sumas tūkstančius, dešimtis tūkstančių ir, kai tu nori daryti tai nepakildamas iš savo darbo vietos, nes rimti verslininkai turi labai daug reikalų ir turi irgi daug kompiuterių kaip Inga. Tai jie tiesiog turi elektroninį parašą, elektroninį sertifikatą ir viską atlieka internetu, net nevažiuodami į banką. Elektroninis parašas ir kiekvienam žmogui ko gero naudingas, jeigu nori atlikti tokias įvairias operacijas, galbūt pasinaudoti kažkokiom valdžios paslaugom, elektroninės valdžios paslaugom ir taip toliau. O dabar labai norėčiau paprašyti visus stebinčius mūsų atsistoti. Tiesiog labai susikaupti ir atidžiai paklausyti, kasgi ką laimėjo. Kasgi ką laimėjo. Taigi, mūsų reitingų lentelė rodo, kad komanda Grafai iš Trakų rajono Lentvario miesto filialo užėmė pirmąją vietą. Komanda surinko 104 taškus ir mūsų sistema rodo, kad jinai pati pirmoji ir greičiausiai atsakė į papildomo turo klausimus. Greičiausiai. Čia svarbu buvo greitis per 60 sekundžių. Grafai iš Lentvario dvaro, linkėjimai, šaunuoliai, gerai pasirodė. Tikrai. Po 104 taškus dar surinko, tai yra teisingai į visus klausimus atsakė nuo 2 iki pat 10. Sumanieji, Šaulių šeima, Bajorai, Tacka, Antalgė, Dvarakincai, Tankistai, Mes Sesutės ir number 1. Taip, tai iš tiesų geriausiai ko gero pasirodė Utenos miesto biblioteka, Utenos rajonas, Leliūnų filialas, Antalgė, Ažuožeriai iš Anykščių, taip pat Šilutės miesto filialas, bei Šilutės miesto filialas. Bei viskas. Taigi, kalbant apie prizus, tiem, kas geriausiai atsakė visus klausimus. Pirmoji vieta, komanda Grafai, dar kartą paprašysiu parodyti žaidimo nuotrauką, gaus žaidimą Štai tokį Katano salos naujakuriai. Taigi, žaidimas pasieks biblioteką, kartu įdėsime ir saldžių prizų, tam, kad galėtume drauge bibliotekoje tiesiog atšvęsti šią pergalę, drauge su bibliotekininkais. Toliau, nuo 2 iki 10 vietos komandoms išsiųsime žaidimą Jungle Speed. Tai puikus žaidimas ir jų vėl reiks paieškoti ne vieno, kiek suprantu. Taip, ne vieno teks 9 žaidimai pasieks bibliotekas, pasieks šias laimėjusias komandas. Taip pat jums įdėsime visai bibliotekai, visoms komandoms, kurios žaidė biblioteką, įdėsime ir saldumynų, tam, kad galėtumėt vėlgi atšvęsti pergalę. O kalbant toliau, nuo 11 iki pat 11 vieta surinko 102 taškus, iki pat 26 vietos, paprasti, bet neprasti, štai ta pati komanda, kuri laimėjo praėjusį kartą, tiesiog nuo 11 iki 26 vietos komandos gaus saldžių prizų, ir bibliotekos pažangai suvenyrų. Taigi, visas šias gerybės išsiųsime jums, kai tik rasime, kur nupirkti tiek žaidimų, o tas bus maždaug kitą savaitę, jau taip tikėkitės, kad tada išsiųsime, jums atsiųsime elektroninio pašto laiškiukus, kuriais informuosime, kad išsiųsta, taigi, ko gero, galite laukti tų laiškų. Nepavargai nuo kompiuterio spinduliavimo? Pavargau. Inga, imk, paskaityk Hesę. Šiek tiek Būtų gerai iš tiesų atsipalaiduok, nes kažkaip pradėjai skaityti, reikia baigti visada, ką pradėjai skaityti. O į kiną vakare. Geriau vakare į kiną. Dabar galime paskaityti knygą, vakare į kokį nors pasivaikščioti, jeigu nelyja. Gal jau saulė laukia, mes čia studijoje nematom. Gal? Taip. O mes dar tuo pačiu norėtume labai padėkoti su Vyteniu, kad jūs visi dalyvavot ir šiandien, ir ko gero tie, kas dalyvavo praėjusį kartą šeimų kovose. Tikimės, kad buvo daug teigiamų emocijų, daug sužinojot naujo, puikiai praleidot laiką su savo šeima, savo bibliotekoje ir linkime sėkmės ir tiesiog sekite informaciją, naujienas apie artimiausius įvykius bibliotekoje, ko gero dar vyks tikrai nemažai įvairių įdomių transliacijų įvairiomis temomis. Ir būkit saugus internete. Ate. Iki.